Broliai ir sesės tremtiniai, gerbiami konferencijos dalyviai, mėly svečiai, nuoširdžiai sveikinu Jūs susirinkusi 39-ąjį Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos suvažiavimą bei Vilniaus bendrijos konferenciją Lietuvos Respublikos Seime. Šis suvažiavimas tai prasmingas susitikimas, leidžiantis pasidalinti patirtimi ir apmastyti bendruomenės nueitą kelią bei jo svarbą šiandieną. Politiniai įkalinimai ir tremtys tapo daugeliu Lietuvos žmonių ir šeimų patirtimi, paženklinta neteisybės, prievartos ir netekčių. Vis dėlto net ir tokiomis skaudžiomis aplinkybėmis žmonės išsaugojo orumą, vertybės ir tikėjimą laisvę. Mūsų bendruomenė saugo šią atmintį ir perduoda ją kaip gyvą istorijos liudijimą, primenantį apie žmogaus stiprybę ir pasirinkimo svarbą. Šiandien ypač svarbu, kad ši patirtis išliktų gyva visuomenės atmintyje, padėdama giliau suvokti valstybės istoriją ir stiprindama atsakomybę už jos ateitį. Linkiu, kad šis suvažiavimas būtų prasmingas, stiprinantis bendrystę ir įkvepiantis tolimesniems darbams. Dėkoju Jums už Jūsų veiklą, už saugomą atmintį ir už svarbų indėlį puoselėjant istorinę atmintį.